Nu kągi, sveiki visi, su jumis vėl Rush Drakonas. Šiandien mes vėl žaidžiam Minecraftą. Taigi, šiandien mes statysime bokštą, kurį iš tikrųjų aš jau praeitą kartą norėjau ir labai atsiprašau visų, kuriuos suerzinau, kur tiesiog aš pats žinau, kad nesąmonę padariau, kad aš nepadariau, kad būtų taip, tiesiog viską ištryniau ir viskas. Kad nieko neparodžiau, kaip stačiau tada. Tai va, labai visų atsiprašau. Šiandien statysim. Ką statysim? Bokštą. Tai va, turėtų būti smagu iš tikrųjų. Šiaip aš jau turiu visokių idėjų, ką statyti, bet taip įsirinkau kažkodėl bokštą. Taip galvoju, visai įdomu būtų bokštą pastatyti kokį nors. Galvoju, jums patiktų. Nes vis tiek iš manęs nelabai ką gaunat pažiūrėti daug. Taigi, metam laiką, subscribe ir lekiame videosą. Tai va, aš čia dabar darau sau gerą pagrindą, ant ko dėtis, nes tipo čia ant tų gėlių labai bus nepatogu. Dabar einam pasikasim. Tai va, skydai jau daug ką turim, iš tikrųjų galiu pasakyti, dar Ender drakoną neįveiktume. Tai gana daug turim ką. Čia mums vieta, kur aš sakiau, kur buvo, kad čia irgi buvo, kur sakė, esi Siri drakaninė. Čia iš praeitų serijų. Kas nematėt, pažiūrėkit kitas serijas, bus kažkur kamputyje. Žodžiu, labai smagios serijos. Siūlau pažiūrėti visiems. Ir jau sukūriau grojaraštį Minecraftas su drakonu. Tai ten visos serijos bus su Minecraftu susijusios. Ir parašykite komentarus, ko norėtumėt, kad aš... Ir šiaip parašykit, kaip ant telefonų patikrinti, kokie yra subscriberiai, nes noriu uždėti taip ant ekraną visus subscriberius. Tai va. Nežinau, kaip pažiūrėti. Tai jau, ką žinot, parašykite komentarus ir parašykit kokį žaidimą. Kitą žaist man. Aišku, jau aš jį turėsiu. Nebent nusipirksiu. Ir galbūt kažkas norėtumėt Farming Simulatorius. Tas ir turbūt didelė tikimybė, kad jūs norit Farming Simulatorius. Taigi, jau turim kažkur maždaug plotą, kur galim pasistatyti visą tą. Bet nežinau, ar pilnai gerą plotą. Šiaip aš manau, čia geras plotas. Taip, nieko nėra, visus lygus, tas plots mūsų jau yra. Aišku, žolė galėtų užaugti, būtų gražiau. Čia ne. Vo. Čia už laiką. Taip. O čia ką? Čia bus mano bokštas. Taigi. Pala. Mes neturim labai daug visų šitų. Tai aš žinau, ką padaryti. Aš akmens turiu milijoną. Tai reikia padaryti iš viso kito. Opa. O.
Ir bus gražiau. Ir biškį sutaupysim. Gerai, šitą negalvoju, kad aš čia tai padarysiu. Pala. Biškį padarykim kitaip. Jo. Taigi nepamirškit paspausti like ir subscribe. Ir bus daugiau tokių video. Čia, manau, jums praleisiu, kol aš pasistatysiu. Norėjau paklausti vieną dalyką. Ar jūs žinot, kad atsirado tokie toks dalykas kaip kopergolimas? Ne? Tai aš mačiau, kad ten kažkur toli yra biškį moliūgų. Tai aš manau, gal reikėtų kopergolimuką pasidaryti mažą. Mes koperio mes turim 1 milijoną. Tik jį iškepti reikia. Ir galim pasidaryti kopergolimą. Aš uždėsiu ant ekraną. Jeigu kas nežinot, kas yra kopergolimas, jis padaro, kad tu įdedi jo čestą koper ir jis tiesiog sudeda daiktus. Tai va. Aš manau, dabar nueisiu iki tos vietos. Nes kažkur va ten va yra. Aš manau, dar yra tie maliūgai. Aš tikriausiai aš geležies turiu. Jo, yra. Nes aš manau, kelis pasidarysiu. O gaminas jie taip, tipo, turi vieną koperio bloką ir vieną moliūgo galvą. Nu, čia dar pasilikim. O pavončiotinau. Jamam. Давай, dabar varom. Jau kaip tik ateina vakaras. Nu va, mano karalystė. Čia. Pala. Oi. Karalystės karalius parėjo. Drakonas. Oi, jis. Jau reiks skubėt. Turururu. Hop. Dabar nebeatsimenu. A 3, a 2 reikia. Tiesiog įsikepam visą aironą. Jo. Eina miegot. Negalima, tipo, miegot negalima. Tai kas man uždraudžia miegot? Gal aš miegot noriu dabar. Balia, kokie mes feti esam, nu nahui. O, patilpom kažkaip. Nu, ką čia gera. Čia iš tikrųjų, manau, čia strūmą pasidarysim. Čia neklauskit, kas buvo. Jeigu žiūrėt iš ankstesnių serijų žinot. Jeigu ne, tada nežinot. Stipriai nežinot. Taip, jau yra 5. Užteks. Taip. Kiek čia 2? Gerai, pigus yra labai variantas.
nebrungs. Ir iškart pasiimam popieriuką. Greičiau. Normaliai? Ai, iškepiau. Taip. Dabar turim čia. Ką mes dabar turim? Čia sudėt kopierį. Taip. Pasidarom taip. O, pala, moliūgus įdus gaunam. Man atrodo, ne namuose tai geriausia daryti. Vaikai, nedarykite to namie. Nes kitaip bus kaip dėdėjai drakonai. Bus blogai. Opa. Ir čia viskas, dabar jau galėsim sodinti moliūgus. Įdomu, ką iš moliūgų galima padaryti, nes aš tikrai neįsivaizduoju. Taip. Sydai. Taip. Ne, paladais žiūrėk, reikia pasidėti. Aha, dabar einam miegot. Čiučeliulė papa. O po to einam pažiūrėti, ar iškepė. Vienam blokui jau turim. O dabar turim vienam blokui. Žodžiu, tai dabar tuoj parodysim, kas yra kopirgolemas. Gaila, kad medaus neturiu, padaryčiau, kad nesugestų tas mano kopirgolemukas. Šiaip jis žiauriai kiūt padaras yra. Aš jau nesu niekada... Nu, blėt, tilp sutrauka tu mažas, nahui, nigeri. Kurva! Tai, kaip sakiau, jis yra mažas, mielas kiūtalas. Tikras kiūt dalykas yra tas kopirgolemiukas. Nebijokit, jis nesidauža, jeigu ją muši. Jis nėra kaip normalus golemas. Jis nesimuša. Tai žodžiu, pasiemat šitą. Kažkaip per nesąmonę, suprantu, neveikia. Kažkodėl pas manęs dar neveikia. Nesuprantu, turiu naujausią versiją, viskas gerai ir kažko nebeveikia. Taigi. Nežinau, kodėl čia neveikia, neklauskit manęs. Išsiaiškinsiu, kad pabandysiu vėl atsinaujinti, nežinau, kažkodėl neveikia. Čia jau vietos neveikia. Jeigu ką žinot, tikrai parašykit, nes aš nežinau, kodėl man neveikia. Eikš čia. Vos nekirtau vorui. Jau būčiau užkirtas. Taip. Dabar siemam
iš inventoriaus tokį bloką. Nežinau, kaip ant vadinas. Bet žodžiu, aš labai norėjau, kad būtų tokia gana juoda ta mano pilis. Nežinau kodėl. Taigi. Dabar jiems bus taifa. Čia vietos ne per daugiausiai turim. Ir dar aš ne pats geriausias statytojas pasaulyje, kuris net nemok pastatyti normalius Ar čia bent jau panašu į pilį? Man dar ne. Vapšė čia kažkoks šūdus. Žodžiu, kol kas pilį taip statysim, nes nežinau kodėl. Nu, palaukit čia, kol biškį procesą padarys. Gole 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 guacha lingangu 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 gole gole guacha lingangu 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 gole gole guacha lingangu lingangu. Nu ką, pasistatėm į aukštį. Dabar eisim daryti taifą. Ir aš manau, turėtų gerai pavykti viskas čia turbūt. Tokio aukščio bus. Op, op, op. Viskas. Čia jau paskutinis. Čia bus panašu gana į švyturį. Nežinau kodėl. Aš kažkodėl taip galvau, kad bus gerai visai, kad atrodys kaip švyturys. Dabar žiauriai norėjau švyturę, bet aš neturiu tų spalvų tokių, kokių reikia. Tai dėl to negalėjau daryti švyturę. Tai va, būčiau turėjęs spalvas, būčiau padaręs švyturę. Bet spalvų neturiu. Ir nepadariau švyturę. O šiaip pradinis planas buvo padaryti švyturę. Dabar reikia su laiptai žaisti. Kas yra pati blogiausia dalis. Aš labai nemėgstu su tais laiptai žaisti. Nes čia bus labai blogai. Palauk, kaip aš dabar nusileisiu. Aš tikiuosi. Turim tai. Neturiu. Stebuklas. Neturiu tiesiog. Aš manau, padarysiu tiesiog kopėčias. Nes jau taip biški nesąmonė čia. Aš manau, langų nedaryt, bet čia viršui langus padaryt. Po pačioj nereik langų. Kaip aš dabar nusileisiu saugiai. Visą laiką yra gerai turėti vandens kibiriuką. Ja. Čia ant statybų tikrai ne pats geriausias dalykas, kad neturiu kibirą. Davai čia kažkur mažiau kritims. Ui, vis tiek nukirtau, bet mažiau nuėmė gyvybių. Mama. Eik tu savo.
Bum. Dabar biškį palaukit. Gerai. Diena. Einam pasimti vandens bakiuką. Vandens kibirėlis. O, mes vandens kibirėlis. Kiek molų bus pas mane čia? Jo. Kur Kazimieras? Nu va, aš galvoju, gal mums kažkaip ten pavyktų užmesti. Čia. Kairiams. Va, galvoju, kažkaip mums per tą vandenį varyti. Nesuprantu. Kaip? Paimk. Eik tu savo. Nepainka. Eik tu savo. Na, jūs normalius ar nenormalius? Eik tu savo, pavyko. Mes vaikštom. Yes, baby. Po 100 metų. Mums paėjo taip padaryti. Jo. Pasiemu medį. Tai nesa. Davai, greičiau, greičiau. Bim, bim, bam, 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 bam. Opa, 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 opa. Viskas. Čia aš manau irgi langų nedėsiu. Kam jie reikalingi? Taip aš galiu pasidaryti tų langų, bet man tai kainuoja labai daug resursų. Aš tiek daiktų neturiu. Čia viskas ant medžių neauga. Čia kaip tikras pasaulis, ant medžių niekas neauga. Turi pats kažką padaryti. Tai yra labai blogai, nes visiems yra nesąmonė, kad kažką čia baisiai daug daryti reikia. Taip, opa, 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 opa. Mūsų švyturys beveik baigtas.
Tik dar čia baisiai didelė dalis liko. Oi, tu sau. I am a professional. Bum. Padarom taip. Taip. Tipo kaip palangės, ką padaryti. Atrodo baisiai blogai. Tada bent jau to sudės taip. Okei, dizainus tikrai ne pačius geriausius kuriuojant Minecraft'o. Gal kažkaip. Neblogs jau tas švyturys ir jisai gali būti ir geresnis. Tik reikia labai pasistengti. Po šiam kanale tikrai nieks nematė. Bля. Čia tikrai dar daug darbo nebeliko. Jau tai baisiai daug. Su keliu tikrai viskas lengviau būtų. Opa. Nu ir viskas, dabar čia liko. O duris eisim susikraftinti. O turėklus po to padarysim. Aš už kadrą. Baisiai jau daug turinio bus. Tai va. Kol kas toks yra mūsų pastatėlis. Atrodo kaip nosies išlindus. Aš nesakiau, kad aš nemoku gerų dizainų padaryti. Kągi, su jumis buvau aš, Drakonas. Ir iki kito karto.